rytukas, pirmadienio rytas, chaotiškas rytas, atsikėliau anksti, bet nieko nespėjau. Jau nuvežiau mažyliuką į darželį, dabar grįžau, išeis vyresnėlis į mokyklą ir nespėjau pasidaryti pusryčių, tai pasidarysiu tokį baltymų kokteiliuką sotų, nes nenoriu važiuoti tuščiu skrandžiu, nes važiuosiu apsipirkti, nes reikia labai skubėti, šiandien daug reikaliukų visokių, tai pasidarysiu tokį kokteiliuką, vis geriau nei nieko. Tai įdėsiu vieną bananą, įsipyliau pienu, šiaip tai baltymus visada su vandeniu darau, bet kad būtų sotesnis kokteiliukas, daugiau kalorijų, tai įsipyliau pienu, bananą įdėsiu, braškių keletą įdėsiu ir dėčiau avižinių dribsnių, bet net nei tų neturiu, jau viskas pasibaigė, reikia papildyti atsargas. Tai šiandieną važiuosiu apsipirkti į Lidliuką. Buvau gavusi tokį klausimą, kiek išleidžiu ant maisto per savaitę, tai žinokit, net neįsivaizduoju, nes dabar nesiperku savaitėj maisto, perkuosi tik tai kelioms dienoms, tai nežinau, gal tai padarysim, kad paskaičiuosiu aš kiek išleidžiu per savaitę pinigų ant maisto. Tai paskaičiuosime, dėsiu baltymų. Oi, ar jūsų irgi tokį pirmadienį būna, kad nieko nespėjat? Mano tai ne visada tokia. Šiandieną kažkaip atrodo ir atsikėliau anksčiau, bet žiūriu, kad nieko aš ten nespėju. O Aldona tikrai nenori važiuoti į parduotuvę, nes po to galima labai lengvai nuklysti nuo savo režimo, prisipirkti visokių nesąmonių, visko, tai geriau jau išgersiu kokteiliuką. Tai susiplaksiu dabar. Mano kokteiliukas jau suplaktas. Tai išgersiu važiuodama ir kai grįšiu iš Lidliuko, parodysiu viską, ką nusipirkau ir kiek išleidau pinigų. Jau grįžau iš parduotuvės, tai viską išsikraušiau, ką nusipirkau. Tai pradėsiu nuo vaisių. Iš vaisių tai pasimiau bananų, braškių, nes tokių dar šaldytų aviečių, šilauogių turiu. Iš daržovių pasimiau salotų, vienokių, kitokių, icebergą, avokadą, nes dar vieną avokadą turiu, pomidorų, agurkai, kiaušinių irgi dar turiu keletą likę. Tada pasimiau lazaniją, senai jau buvau pirkusi, pasiilgau, tai čia jau iš perdirbtų tokių produktų. Iš mėsos ką pasimiau, tai pasimiau šį kartą vištienos kulšelių mėsa be kauliukų ir odos, nežinau, jeigu blogai išverčiau, tai pataisykite mane, bet vienu žodžiu vištiena be kauliukų ir be odelės, nes kartais aš būna, pavyzdžiui, perku krūtinėlę, vištienos faršą, tada kitą kartą jau perku kaip šitą tokią mėsytę, tada lašišos pasėmiau, jautienos steikų, vištienos tokios filė mėsytės ant sumuštinių užsidėti, tai čia su žolelėmis. Tai būna mano tas toksai pirkinių krepšelis, kiekvieną kartą truputį skiriasi. Bet šiaip pagrinde viską tą patį beveik perku. Tai bulvių pasėmiau, tai šitos bulvės skirtos ir virimui, ir kepimui, ir trinti bulvių košiai, vienu žodžiu viskam, nes būna kitos bulvės vien tik tai virimui, kitos vien tik tai kepimui. Tai pasėmiau, kad tiktų ir tam, ir tam. Tada pasėmiau tokių agurkėlių, tų mažiukų dar irgi turiu. Tai vienu žodžiu mano toks šopingas būna, tik tai nusiperku ko neturiu, būna kartais tikrai dar likę tų kitokių produktų, pavyzdžiui, tokios kaip kruopos, ten ryžiai, grikiai, makaronai, tai tikrai ilgam užtenka. Tada pasėmiau šitų tortilijų, šitos tortilijos turi daugiau baltymų,
Pasimiau vėlgi tų pačių traškučių, kur praeitą kartą pirkau, man visai jie patiko, tokie skanus. Rašo, kad daug skaidulų yra, visai nieko tokį kartais suvalgyti truputį nepakenkia. Pasimiau trapučių, nors visada perku visiškai kitus trapučius, bet kažkaip nenuvažiavau iki Hombergens, tai pasimiau šitų paragauti, gal bus visai nieko. Ir tada pasimiau, bet čia jau pirkau Holland & Barrett, tai pasimiau avižų. Šitos avižos tai sumaltos yra, bet tinka jos ir į košę, ir į kokteilius, ir į kepinius, tarkim, kokį nors avižinį tą pyragaitį įsikepti arba blynus, tada nereikia malti, nes kartais aš maluosi, tai nereikės dabar man maltis. Ir tada, čia galiu atidaryti, parodyti, kaip atrodo, tai tokios sumaltos jau yra smulkios. Ir pasėmiau normalių avižų, tai imu tos jumbo oats, kad būtų didelės, neperdirbtos, dabar čia nesimato. Tai pasėmiau šitų, tai šitos yra be gliuteno, vienu žodžiu, organiškos. Ir dar iš Lidliuko pasimiau čia truputį saldumynų, tai juodo šokolado, žiūriu, kad būtų daugiau kakavos, tai čia 74 tik tai procentai, būna ir daugiau, 80, 85, vienu žodžiu, bet radau tik tai tokį, tai pasimiau šitą, kad mažiau cukraus būtų. Ir čia bus, kai užsimanysiu kažko tai saldaus, nors aš tai šiaip tai niekada namuose nelaikau jokių saldumynų, net neperku. Nežinau, kad jeigu bus namuose kažkas saldaus, tai žinau, kad aš ir norėsiu valgyti. Bet šį kartą kažkaip pamačiau ir pasiėmiau, galvoju, bus čia man saldžiai dienai. Tai čia yra migdolų riešutai su šokoladu, su juodu šokoladu aplieti ir čia aviečių skonio. Tai įdomu bus paragauti. Aišku, čia bus kaloringa, bet kartais galima pasiskaninti. Tai va, tai toksai mano šopingas. Dar du pakai vandens. Tai apskaičiuosiu, kiek aš čia išleidau. Tai šiandien ant maisto išleidau 66 svarus ir 60 centų. Tai pažiūrėsime, kiek čia man laiko užteks šių maisto produktų. Bet aišku, dar kaip ir sakiau, aš turiu dar ir kiaušinių, man šiek tiek likę, tų vaisių šaldytų dar turiu, šaldytų daržovių turiu. Turiu dar jautienos faršo paruoštuką sukepintą, tai ten kelioms dienoms man užteks. Tokių kruopų, makaronų, ryžių, grikių, tai užtenka ilgam, ne kiekvieną kartą reikia pirkti. Kas dar? Avokado dar turiu, vienu žodžiu, yra tikrai tokių produktų, kur turiu ir tokių produktų, kurių nereikia pirkti kiekvieną kartą. Tai šitą vlogą padarysiu ne vienos dienos, o padarysiu visos savaitės, kiek išleidžiu ant maisto pinigų per savaitę ir parodysiu, ką valgau visą savaitę. Tai žinokit, aš dar alkana esu, tas baltymų kokteilis visai nesotus man buvo 2 valandžiukėm ir viskas, tai toks kaip užkandukas tik tai dabar darausi antrus pusryčius, tai verdusi kiaušinius, tai šį kartą bus kitokie pusryčiai, manau, kad dar nerodžiau šito recepto, iš tikrųjų senai jau valgiau, tai ir pasiilgau, tai parodysiu, ką pasidarysiu pusryčiam šiandienai. Mano pusrytukai, labai skanų šitas derinukas, man toks skanus, grikiai, avokadas, saulėje džiovinti pomidorai, virti kiaušiniai, galima ir keptus kiaušinius dėti. Tikrai labai skanu, jeigu nevalgyti dar, tai tikrai rekomenduoju paragauti. Tai kaip visada naudojau šitos beigelių prieskonius, labai tinka jie ant avokado, ant kiaušinių. Ir šituos saulėje džiovintus pomidorus, aišku, aliejų tai nenaudoju, stengiuosi be aliejaus išimti, aišku, šiek tiek lieka.
Bus labai skanu, žinokit, aš tokia alkana, nes aš labai mėgstu sočius pusryčius pavalgyti. Vieni mėgsta labai lengvus pusryčius, kiti sočius, tai aš iš tų, kuri mėgsta sočiai pavalgyti ryte, kad man 3-4 valandas būtų ramu, kad nekankintų alkis. Aišku, kiti būna ir iš viso nevalgo pusryčių. Tai kiekvienas mes esame labai skirtingi ir pasirenkame, kas mums tinka. Einu pusryčiauti. Laikas pietauti, tai pietums turiu paruoštuką, jautienos faršą sukepintą, tai aišku, čia ne vienam kartui, dar gal vienam, gal porai kartų. Tai pasišildysiu faršą, pasišildysiu šitų ryžių, tai ne visą naudosiu, per didelį man porciją, ir sumaišysiu kartu su jautiena ir tada agurkėlių šitų kaip garnyrą ir dėl aštrumo dar siračo šiek tiek. Aš mėgstu aštriai ir bus tokie greiti pietūs. Nieko beveik nereikia gaminti, tik tai pasišildyti. Vakarienei kepsiu lašišą karšto oro gruzdintuvėje. Tai suprieskoniuosiu visą ir bus man kitoms dienoms paruoštukai. Ir prie lašišos pasidarysiu salotų, vienokių kitokių įdėsiu pomidoriukų ir agurką. Ir bus skani baltyminė vakarienė. Kaip paprastai prieskoniuoju tą žuvytę, druskyti, pipiriukai, aš jokio aliejaus nepurškiu, nes jau lašiša ir taip riebi, česnako granulių, paprikos, truputį aštrumo, šitą nežinau, kažkodėl aštri, šiek tiek kumino ir žolelių, kažkokių itališkų turiu, tai ir viskas, ir daugiau nieko. Kartais aš garstyčių uždedu ant viršaus, bet dabar nieko nedėsiu, taip paprasčiausiai. Kol lašišą kepa, pasidariau salotas, tai užsibersiu savo mėgstamų prieskonių salotom, citrinpipiriai. Labai skanus, čia ir žuviai tinka jie. Tai šiek tiek užsibarstau. Ir šiek tiek apšlakstysiu graikinių riešutų aliejaus. Labai skanus salotoms man šitas, tai jau porcijukė. Ir įsimaišysiu po to viską. Citrinos jau nespausiu, nes jau šitie prieskoniai su citrinos skoniu, tai nebereikės. Ir lašiša jau iškepė, tai dar kanapių sėklų šiek tiek užbarstysiu. Ir bus labai skani baltyminė vakarienė. Jau po 8, o dar mano mažyliukas pilnas energijos. Mano tai energija jau pasibaigusi, jau aš jau ilsiuosi, tai sėdime dar laukutyje, dar kol išsidūks, kol išnaudos visą energiją, visą bateriją. Taigi žiūrime, kiek šiandieną suvartojau kalorijų. Tai šiandieną suvartojau 1655 kalorijas. Tai iki 1800 kalorijų trūksta man dar 145 kalorijų. Bet geriau mažiau nei per daug. Žiūrim, kiek baltymų suvartojau. Tai 129 gramus, riebalų 69 gramus, angliavandenių 126 gramus.
Tai šiandien dienelė visai gerai praėjo, vandenuko išgėriau daugiau nei 2 litrus. Kai atšyla orai, tai man norisi daugiau gerti. Pasportavau šiandieną, padariau kardio, tai sakyčiau visai gerai praėjo dienelė, mityba buvo puiki, jokių nuklydimų. Labas rytukas, antradienio rytas. Jau nuvežiau mažyliuką į darželį, vyresnėlis išėjo į mokyklą ir galvoju, kad padarysiu iš ryto kardio. Šiandien ne sporto diena, tai padarysiu kardio, valandžiukę paminsiu dviratį. Tai dabar pasidarysiu savo gėrimuką, elektrolitos šitos Zuki, kad atstatyti elektrolitus, mineralus, nes labai prakaituoju paskutiniu metu, šiandien labai karšta ir kretiną geriu šitą dabar. Tai pasportuosiu, tiksliau padarysiu kardio ir tik tai po to pusryčiausiu, net nepusryčiausi dar esu. Bet šiaip jeigu sportuočiau su svoriais, tai tikrai papusryčiaučiau. Nesportuočiau tuščiu skrandžiu, bet kardio tai padarysiu tuščiu skrandžiu. O šiandien pusryčiukam bus ne kiaušinukai. Kepsiu šiandieną avižinį blyną. Tai parodysiu ir jums. Einu pasportuosiu ir susimatysime vėliau. Pietums gaminsiu takos. Tai pasidarysiu tokį vieną didelį, nes neturiu mažų tortilijų, tai vieną didelę panaudosiu tortiliją. Šitos tortilijos turi daugiau baltymų. Turiu dar jautienos faršo. Tai pasišildysiu. Salotų dėsiu, avokado, svogūną, pomidorų, marinuotų agurkėlių ir siračio padažiuko. Ir bus greiti tokie skanūs pietūs.
tvarkomės gardiną, aš visą murzina. Oi, atrodo mažiukas tas gardinukas, bet yra ką veikti, yra ką tvarkyti. Žolę nusipjovėm, nusiplovėm plyteles, aišku, čia reikėtų jos jau keisti. Nu, vienu žodžiu, atrodo nėra ką čia veikti, mažiukas, bet jau nežinau, keletą valandėlių jau čia kuičiamės. Dar diena taip karšta buvo, dabar jau vėsiau, jau pavėsis. Tai va, tai šiandien dar biškutį pasitvarkysime. Dar reikės nusiplauti langus, o dabar jau eisiu pasigaminti kažką tai vakarienei, nes jau vakarienės metas. Tai nugaminti vakarienę. Vakarienė kepsiu lašišą karšto oro gruzdintuvėje, pasidarysiu salotų, agurkas, pomidoras ir dar užsimaniau morkų salotų šiek tiek. Tai vieną morką susitarkuosiu, obuoliuką ir česnaką. Ir jogurto dėsiu, neatsinešiau jogurto dar. Tai kol lašišą kepa, užkasiu traškučių. Senai jau valgiau iš tikrųjų, tai šiandien leisiu savo šiek tiek traškučių suvalgyti, nes jokio užkanduko šiandien nevalgiau. Ir šiaip jau alkana jaučiuosi, nes paskutinį kartą valgiau 2 valandą pietus, o dabar jau yra 7. Tai užkasiu traškučių ir šitie traškučiai man, žinokit, labai patinka. Pirkau Lidle jau 2 kartą ir labai skanus man jie yra. Tai 35 gramai traškučių yra 166 kalorijos. Tai nėra tiek labai daug. Tikrai labai skanus, nes kiti man tai tie traškučiai būna per sūrus. O šitie tai taip tokiu įdomiu skoniu iš tikrųjų. Tai čia yra iš kukurūzų. Iš kukurūzų. Su žaliųjų alyvuogių skoniu ir nežinau, kas čia mančego. Bet tikrai labai skanus, tikrai dar pirksiu. Tai va, laukiu, kol lašiša iškeps, o aš užkasiu traškučių. Tai šiandieną suvartojau 1786 kalorijas. Baltymų 152 gramai, riebalų 74 gramai, angliavandenių 124 gramai. Tai šiandien dienelė vėlgi praėjo puikiai, mityba buvo gera, aišku, šiek tiek traškučių suvalgiau, bet nieko tokio. Šiandien buvo kardio diena tik tai. Tai viskas puikiai praėjo, sakyčiau, tikrai gerai. Labas rytukas, trečiadienio rytas. Jau įpusėjo savaičiukė ir tik tai šiandien man daėjo, kad jau kaip ir mėnesio galas. Kažkaip pasimetus buvau tose dienose, bet šiandien pasižiūrėjau, kad jau viskas, jau balandis baigėsi, tai jau reikės pasidalinti ir mėnesio rezultatais, kaip man sekasi mesti svorį. Tai žinokit, šiomis dienomis oreliai tai nuostabus, taip karšta, tai sakyčiau ne pavasaris, o jau vasara prasidėjo, nes 25-26. Bet žiūrėjau prognozes, tai jau kitą savaičiukę jau nebebus, taip karšta, jau bus tik tai 15, jau nebus tokių karštų dienų. Bet nieko, nors savaičiukę pasidžiaugsime karšto oro. Tai mano šiomis dienomis ofisiukas gardene, tai darbuojuosi gardene, mėgaujuosi saulyte. Tai va, tai grįžau jau po darželio, tai mano pusrytukai bus tik dabar, nes aš nespėjau papusryčiauti iš ryto atsikėlusi, tai tik tai vandenuką su skaidulom išgeriu, o mano pusryčiai būna kažkur 8:30 ryte, kai grįžtu iš darželio. Tai šiandien pusrytukams ne kiaušinukai vėlgi. Tai šiandien pusryčiams pasidarysiu granolą su jogurtu, su vaisiais, tai naudosiu šitą Alpro jogurtą, graikiško jogurto tokio stiliaus panašus, kaip graikiškas jogurtas, bet augalinis.
Tada dėsiu vieną bananą, kivį, braškes ir granolą. Granolą šitą naudosiu, pirkau šitą granolą Lidle. Tai kartais aš mėgstu namuose pasidaryti granolą, bet dabar neturiu pasidariusi, tai naudosiu šitą. Žiūriu, spintelėje guli, net nepradaryta buvo. Tai šiaip tai perkant granolas reikėtų atkreipti dėmesį į cukrų, nes būna labai daug pridėta cukraus. Tai šitoje granoloje 45 gramuose, nes naudosiu 45 gramus porcija tokia, tai yra 7,8 gramai cukraus. Tai dar nėra taip blogai, bet aišku galėtų būti ir mažiau. Ir rašo, kad daug baltymų šitoje granoloje, tai 45 gramuose yra 11,2 gramai baltymų, tai labai gerai. Tai bus baltyminiai skanūs pusryčiai. Tai pasidarysiu pusrytukus, pavalgysiu ir eisiu darbuotis. Tai susimatysime per pietus. Šiandien pietums gaminsiu steiką jautienos, pasidarysiu salotų, pomidoriukų, marinuotų agurkėlių ir kepsiu orkaitėje bulvytes. Taip karšta šiandieną, tai užsinorėjau kažko tai atsigaivinti, tai galvoju pasidarysiu mango smūtį. Ir tokį skanų pasidariau, tokį tirštą. Tai mango dėjau šiek tiek vandens, ledukų ir labai skanu. O karštis tai neapsakomas, sėdžiu po skėčio, truputį pavėsyje, nes neįmanoma išbūti ant saulės. Laikas vakarieniauti, tai vakarieniai dar turiu likusį vieną gabaliuką lašišos, tai išsikepsiu karšto oro gruzdintuvėje. Pasidarysiu salotų, agurkiukas, pomidoriukai, juodos alyvuogės, šiek tiek kukurūzų dėsiu ir svogūnas. Ir bus skani vakarienė. Labas rytas, mano užkandukas, ne pusryčiai, nes eisiu iš ryto sportuoti, tai už kokio pusvalanduko, valandžiukės, tai šiek tiek užkasiu, kad turėčiau energijos, tai pasidariau traputį su riešutų sviestu ir bananu. Tai aš niekada nesportuoju tuščiu skrandžiu iš ryto, nebent tik tai kardio darau. O jeigu su svoriai sportuoju, tai visada kažką tai užkandu, kažkokį tai užkanduką ir tada tik tai sportuoju. Pasportavau, padariau šiandien viso kūno treniruotę, tai valandžiukę užtrukau, 465 kalorijos sudegintos. Oi, kaip gerai pasportavau. Visa šlapia, visa raudona kaip burokėlis, plaukai tai permirkė. Raudonveidį. Tai jau šią savaitę padidinau svorius, su didesniais svoriais sportuoju, nes jau pajaučiau, kad jau man per lengvi tie svoriai, per lengvos treniruotės, tai jau šią savaitę šiek tiek padidinau svorius. Aišku, kai darau kažkokius tai pratimus, jeigu man būna per sunku, tada pasiimu mažesnius svorius, bet jau reikia jau didesnių svorių, tai padidinau šiek tiek. Ir jau jaučiu, kaip mano jėga ištvermė didėja, kūnas stiprėja. Tai va, nes jau praeitą savaitę pajaučiau, kad jau man jau per lengvi tie svoriai, jau norisi kažkokio tai daugiau to svorio pakilnoti. Tai padidinau šią savaitę, jau antrą treniruotę su didesniais svoriais.
Tai labai džiaugiuosi, nes tikrai yra progresas. Dabaiginėjau savo elektrolitus ir kretiną, eisiu pusryčiukus pasidaryti, į dušą ir į darbuką darbuotis. O šiandien karšta, apie 30. Tai nežinau, ar čia mano ofisiukas bus šiandieną laukia, nes iškepsiu. Taip karšta, kad norisi atsigaivinti kažko tai šalto. Tai turiu dar kivi, bet jau tokį jau pavargę, reikia sunaudoti. Tai šiek tiek kivių dėsiu, ledukų ir susiblenderiuosiu tokį smūtį. Ir bus toks man atsigaivinimui smūtis. Laikas gaminti vakarienę, tai vakarienė visiškai tokia greita padarysiu, kad net nereikėtų stovėti prie keptuvių virtuvėje. Tai vištieno šitą šlaunelių mėsą, be odelės, be kaulų, užmarinuosiu ir dėsiu į orkaitę kepti kartu su morkomis, bulvėmis. Ir pasidarysiu salotų, agurkas, salotos, pomidorai, kukurūzų, svogūnų dar šiek tiek. Ir bus tokia vakarienė skani. Tai šiandien mano vakarienė vėlyva, gan vėloka tokia. Ir šiaip paskutinį kartą geriau tą smūtį prieš 5 valandas ir daugiau nieko nevalgiau. Tai nelabai gerai, nes aš valgau kas 3-4 valandas. Tai jau jaučiuosi šiek tiek alkana. Nėra taip gerai, kad būtų tas ilgas laiko tarpas toks nevalgymo, nes tada labai išalksti ir po to gresia persivalgymu. Tai tikrai jaučiuosi alkana, tai nežinau, geriau vandenuką, kad numalšinti tą alkį. Stengiuosi neužkandžiauti. Laukiu vakarienės. Tai šiandien tokia darbinga dienelė buvo, kai jaučiuosi pavargusi. Ir šiandien paskutinė man darbo diena, rytoj jau išeiginė, rytoj ir mažyliukas neina į darželį, tai rytoj išeiginiausime. Tai šią savaitę taip atidirbau ir vėlokai dirbdavau vakare dar, tai iš tikrųjų ir to miego trūksta. Bet nieko, gal rytoj ilgiau pamiegosime, tikiuosi. Nes rytoj į darželį nereikia, tai anksti nereikės keltis, bet tai būna, kad mažyliukas atsikelia anksti. Bet tikiuosi, kad miegos ilgiau, bent iki 8 kokių.
Labas rytukas. Šiandien pusryčiukam šalta avižinė košė. Tai vakar iš vakaro pasidariau, tai dėjau avižų, čija sėklų, migdolų pieno, baltymų miltelių, cinamono, bananas, braškės ir jogurto šiek tiek ant viršaus uždėjau. Ir bus labai skanus pusrytukai. Vasarą man patinka valgyti šaltą avižinę košę, labai skanu. Labas rytukas, tai šiandien jau penktadieniukas, mudu su mažyliuku penktadieniais visada laisvi, tai mudu jau išeiginiaujam. Namučiuose papusryčiavom ir važiuosime į Lidliuką, nes jau baigėsi mano maisto produktai, aišku, kai kurių dar turiu, bet reikia jau nusipirkti tokios kaip mėsytės, salotų. Tai važiuosim į Lidliuką, apsipirksim šiek tiek, bet tai pirksiu tik tai penktadieniui, šeštadieniui, sekmadieniui, nes šitą vlogą darau tokį, kad kiek išleidžiu pinigų ant maisto per savaitę ir ką gaminuosi visą savaitę. Tai kai grįšiu iš Lidliuko, parodysiu, ką nusipirkau ir kiek išleidau. Dar važiuosime šiandien mažyliuką apkirpti, tai nemaloniausias pats procesas, nes nemėgsta kirptis plaukų, oje, tau rėkia, šaukia. Tai nežinau, kaip čia mums seksis. Tai tokie planiukai, tai mes jau važiuojame ir susimatysime vėliau. Grįžom jau iš parduotuvės, tai išsikrauščiau, ką nusipirkau, tai tikrai čia nedaug, čia 3 dienelėm, aišku, kai kurių produktų tai tikrai užteks, manau, kad ilgiau nei 3 dienom. Tai pasėmiau šaldytų mango gabaliukų, man labai patinka, kai karštos dienos būna, pasidaryti tokį užkanduką su jogurtu, tikrai labai skanu, galima ir sublenderiuoti, tai tokie kaip ledai gaunasi, toks labai gaivus užkandukas. Arba su kitokiais vaisiais šaldytais, turiu dar braškių šaldytų, aviečių, šilauogių, tai pasėmiau mango, nes labai patinka. Salotų pasėmiau, dar truputį turiu, bet salotų niekada per daug nebūna, kad nepritrūkščiau. Tada pasėmiau pomidoriukų, jau baiginėjasi, šparagų pasėmiau, agurką, iš mėsos tai tik tai vištienos krūtinėlę pasėmiau ir pasėmiau jautienos burgeriukų mėsos. Tai šitą yra grass-fed, tai visada kažkaip stengiuosi pirkti tą grass-fed, kad maitinta žole būtų. Tai čia savaitgaliuką įsikepsim burgeriukų, tai aišku pasėmiau bandelių burgeriukams, sūrio, aš tai sūrio nevalgau, bet šeiminėlė valgo. Ir dar pasėmiau kiaušinių baltymų, tai pusryčius, kai kepuosi kiaušinius, kad daugiau baltymų surinkčiau. Arbūziuką pasėmiau, nes praeitą kartą pamiršau nusipirkti, tai šį kartą pasėmiau, tikiuosi bus skanus. Ir Tesco parduotuvėje pirkau šitą Alpro barista almond migdolų pieną, tai man į kavą, į mačą labai skanu piltis. Ir kokosų jogurtų pasėmiau. Kaip visada šitą perku. Tai va tokie pirkinukai, tai čia kelioms dienoms, 3, gal ir daugiau dar dienų užteks. Ir išleidau 30 svarų 85 centus. Dar vandens pasiėmiau 6 butelius, nes visada mes vandenį perkame. Tai va, tai toks šopingas šiandieną. Tai šiandien pietums nieko nereikia gaminti, jau pavalgėme, nusprendėme su vyru papietauti šiandien mieste. Tai nuvažiavom į graikų restoraną, naujai atsidaręs jau kurį laiką, bet kažkaip nebuvom niekad ten, galvom, važiuojam, paragausim, kaip ten maistas. Tai šiaip tai labai skanu buvo, bet sakyčiau per sūrų ir porcijos tai labai didelės. Aš pasėmiau avieną,
ant iešmelių kepta, tai malta ten mėsa buvo, bulvyčių labai daug, duonelė, padažiukas ir salotos. Tai aš tikrai neįveikiau tos porcijos, labai didelė buvo, tai šiek tiek mėsos suvalgiau ir bulvyčių dar liko ir duonelės tai tikrai nevalgiau, nes man kažkaip tai nesiderina duonelė ir bulvytės. Tai šiek tiek bulvyčių suvalgiau ir visą salotą suvalgiau, aišku. Tai visai nieko buvo, visai patiko, bet sakau, neįmanoma įveikti tokios didelės porcijos. O vyras tai valgė vištieną grilintą, tai visai skanu buvo, šiek tiek paragavau, tai netokia sūri buvo kaip mano mėsa. Tai tikrai labai skanu. Tai privalgėme, šiaip tai planavau pietums šiandieną penktadienio progą daryti burgeriukų pietums arba vakarieniai, bet jau tikrai nebedarysiu ir vakarieniai nebedarysiu, nes dar soti jaučiuosi ir kažkaip tokia apsunkusi nuo tokio to maisto, vis tiek toks tikrai nelengvas maistas, bulvytės, nors ir nesuvalgiau visos porcijos, bet užteko. Tai net neįsivaizduoju, ką čia vakarieniai šiandieną reikės gaminti, dar soti jaučiuosi, net nieko nenoriu, net pagalvoti apie maistą, tai gal kažką tai lengvo ir šiaip laukia karšta, tai kai karšta būna man kažkaip apetito nelabai yra, nelabai norisi valgyti. Tai žiūrėsime, ką čia valgysime mes vakarieniai. Apkirpome mažyliuką, tai mano mažyliukas toks dabar plikščiukas. Nesakau, vyrai, kerpam trumpai tuos plaukus, nes dabar karštos tos dienos, nes prakaituoja, vis tiek šiltas tais plaukais, o jiem tie plaukai greitai atauga. Ir sakau, kad nereikėtų taip greitai vėl važiuoti kirptis tų plaukų, nes kažkokia tai tragedija, rėkia, klykia, spygia. Oi, man gaila to vaikučio iš tikrųjų, bet tai ką darysi, reikia nuskirpti tuos plaukus, nes anksčiau tai tokį ilgį užaugdavo, tai tas kirpėjas sako, geriau neužauginti tokių ilgų plaukų, nes tada greičiau eina nukirpti, tai netiek reikia tą vaiką kankinti. Tai vienu žodžiu, tai dabar plikas, išsimaudė baseinę kiemukyje. Ir dar tu miegučio nenori? Bet toks vargšiukas atrodo man su tais trumpais plaukais. Kažkoks keistuolis. Ne mano vaikutis čia. Ne mano. Kai pakeičia šukuoseną. Tai va, tai dabar čilinam, vanilinam. Truputį pailsėsime ir reikės kažką tai nuveikti, kažką tai dar pasidaryti. Šiandien ne sporto diena, kardio diena, tai arba išeisime pasivaikščioti vėliau, arba namuose padarysiu kardio, paminsiu dviratį. Tai va, tai tokia mūsų dienelė, tokie planeliai, tokia poilsio dienelė. Tai žinokit, vakarienė jau aiški, gavom siuntinuką iš Lietuvos, lauktuvių nuo mamytės, visokių skanumynų, tai 100-lapį, jau vyras prapjovė, labai patinka vyrui, aišku ir man skanu, bet jau šiandieną nevalgysiu, galbūt rytoj prie kavytės. Kumpeliai. Saldainiai Gaidelio, patys skaniausi, duonytė, biržų duona, kepta duona su česnaku, visa didžiausia dėžė, o ne, tai kaip atsilaikyti nuo tokių skanumynų, tai manau, kad vakarieniai truputį kumpelio paragausiu, ai, kaip skanu bus, tai šiandien vakarienė tokia, dar vieną saldainį pasimiau. Nes labai noriu. Tai šiandien mityba ne pati geriausia, sakyčiau, net neskaičiavau šiandieną kalorijų, bet nieko, viskas su saiku. Tai rytoj jau grįšiu į savo režimą, į savo mitybą.
Labas rytukas. Tai šiandien pusryčiams pasidarysiu tokį suktinuką su kiaušiniais. Jau susiplakiau kiaušinius 2. Šitą tortilę naudosiu. Vištienos filė, salotų ir avokado. Tai išsikepsiu kiaušinį, kaip ir kažkurį rytą čia kepiau tokį tortilijos sumuštinuką. Tai bus panašiai, tik tai susisuksiu. Šiandien pietums darysiu burgeriukus. Tai išsikepsiu mėsytę, bandelės, salota, pomidoras, svogūnas. Padažiuką darysiu iš jogurto šiek tiek, siračą ir garstyčių dėsiu ir šitų agurkėlių marinuotų. Jau laikas gaminti vakarienę, tai tik tai vištienos pasikepinsiu ir pasidarysiu salotų, turiu jau pasiruošusi. Dar obuoliukai dėsiu, man labai patinka su obuoliuku, labai skanu. Ir šiek tiek jogurtų dėsiu. Ir bus tokia lengva vakarienė. O likusią vištienos krūtinėlę užsimarinuosiu, tai irgi šiek tiek jogurto dėsiu, svogūną ir prieskoniukų. Tai bus rytojui. Labas rytukas, pusryčiukams kiaušinukai, trapučiai su avokadu ir pomidoriukai. Prisiminiau, kad dar Lidle pirkau šitų skanukų ir žiūriu, jau mano vyras įsisukęs, tai galvoju, reikia paragauti, kol dar likę. Čia yra migdolų riešutai su juodojo šokoladu aplieti ir aviečių skonio. Tai jau nedaug likę. Tai šiaip tai labai kaloringi tokie užkandukai. 100 gramų 567 kalorijos. O šitam visam pakelį yra 150 gramų. Tai virš 600 kalorijų. Tai iki čia kažkur buvo. Tai tikrai labai lengva suvalgyti tą visą pakelį įsisukus. Tai va tokie užkandukai labai pavojingi. Kartais mums atrodo, oi, nedaug suvalgėme, o kalorijų tai labai daug, kaip vienas būtų dienos valgymas. 500-600 kalorijų. Tai tikrai daug, tai reikia būti atsargiems su tokiais užkandukais. 40 gramų, čia tikrai keli riešutai, labai mažai, bet kalorijų labai daug. 222 kalorijos.
Pietums gaminsiu vištienos krūtinėlę, tai kepsiu karšto oro gruzdintuvėje, pasidarysiu salotų, agurkas, pomidorai, ant salotų pilsiu šitą graikinių riešutų aliejų, man labai patinka, ir išsiversiu makaronų prie vištienos. Vakarienė visiškai paprasta, labai greita, net nieko nereikia gaminti, tik tai išsiviriau kiaušinius. Tai pasidarysiu tokią kaip užtepėlę, nes valgysiu su trapučiais. Tai susismulkinsiu kiaušinius, dėsiu svogūnų laiškų, druskytė, pipiriukai, dėsiu jogurto šito, kokusų ir tada dėsiu garstyčių ir bus labai skani baltyminė vakarienė. Tai visą savaitę dalinausi savo maisto pirkinių krepšeliu, ką perku, kiek išleidžiu ir ką gaminu iš tų produktų ir ką valgiau visą savaitę. Tai paskaičiavau, kad aš per savaitę išleidau ant maisto 97 svarus ir 45 centus. Tai mano toks vidutiniškas maisto apsipirkimo krepšelis išeina apie 100 svarų, bet manau, kad vis tiek vieną savaitę kažko tai daugiau perki, kitą savaitę kažko tai mažiau, arba kažkokius tai skirtingus produktus. Tai manau, tai per savaitę išeina plius, minus, mažiau, daugiau, tai apie 100 svarų arba virš 100 svarų. Tai va, tai manau, kad tas planavimasis, ką gaminsi, ką pirksi, tikrai pagelbėja, padeda sutaupyti ir pinigų ir taip pat nepirkti nereikalingų produktų, nes prisimenu anksčiau, kai pirkdavausi savaitei maistą, tai kartais tikrai negalvodama pirkdavau kažką tai ir būdavo taip, kad tikrai nesunaudoji tų kai kurių produktų ir reikia išmesti, nes pasibaigia galiojimas. Tarkim, tokia kaip mėsa, salotos, daržovės, baisiai jie nėra tokio ilgalaikio galiojimo. Aš tai manau, kad savaitai tikrai, aš bent jau neperku savaitai. Dėl to aš ir dabar perku ne visai savaitai maistą, o kelioms dienoms. Ir kai tik tai sunaudoju, ką nusiperku, tada vėl susidarau sąrašiuką, pasiplanuoju, ką gaminsiu valgyti ir tik tada važiuoju į parduotuvę. Tai va, tai nežinau, parašykite, kaip jūs darote, ar jūs planuojate savo maisto sąrašiuką, ar planuojate, ką gaminsite ir kiek išleidžiate pinigų ant maisto per savaitę, tai būtų įdomu sužinoti. Pakomentuokite. Tai manau, kad šitą vlogą užbaigsiu, nes jisai tikrai ir taip netrumpas gausis, ilgokas. Tai noriu padėkoti, kad žiūrėjote mano šį vlogą. Jeigu pažiūrėjote iki galo, paspauskite patinka, pakomentuokite. Ir jeigu neprenumeruojate mano kanalo, būtinai užsiprenumeruokite, kad nepraleistumėte naujų mano vlogų. O dabar sakau, iki greito pasimatymo.